Edramblys čia. Sveiki visi su jumis. Edramblys arba Emilis Repšys. Atsiprašau, kad ten uždengiau ekraną. Ir šiandien aš filmuosiu video į savo siuntos Funko Popų. Bus iš viso 5 Funko Popai, 4 siuntos, o 5 bus iš Rygos. Iš Rygos. Ir ten, dabar pasakysiu, 2 Funko Popai bus iš filmo vienodo, Netflixo filmo The Electric State, tada vienas iš siaubo filmo Beetlejuice, tada vienas iš Hello Kitty and Friends ir 5 bus Coca-Colas. Gerai, tai einam ten ir noriu pasakyti, kad aš iš viso savo kolekcijoj suskaičiavau, turiu virš 60 Funko Popų. Čia skaičiuojant su tais visais Bitty Popais, visais Funko Popais ir gerai, tai čia 4 Funko Popai, iš Hello Kitty and Friends, Cinnamorolas, tai parašyta, neapsirengęs, bet jis yra ledai. Tada iš Beetlejuice, neištarkit 3 kartus, kitaip atsirasit pas jį, yra smėlio kirminas. Ir tada 2 iš to pačio filmo, The Electric State, ponas Riešutas ir Hermanas. Tikiuosi, kad tarės lietuviškai Hermanas. Arba man patinka Peanuts lietuviškai sakyti Dramblį riešutai. Ir vienas, kuris bus iš Rygos, Coca-Colos baltas meškinas su vaikučiu. Gerai, tai pradžioj pradėkim nuo Hermano ir pono Dramblio riešuto, arba pono riešuto tiesiog. Tai pradėsim nuo pono riešuto arba pono Dramblio riešuto. Daug riešutų. Ir jis eina su platforma, kad stovėtų. Tai gal palauk, statysiu. Čia sunkiai įsideda. Nedėsiu, užtruks labai ilgai. Tai jis turi čia, kaip tie turtingi žmonės turi tuos, kur užsideda ant akių. Jis robotas, jis atrodo žiauriai kietai, bet jis kitoks Funko Popas. Nes, žiūrėkit, jo galva daug mažesnė negu paprasto Funko Popo. Ir jeigu jūs nuspalvintumėt akis kaip norit, aš nepasakyčiau, kad čia Funko Popas, nes jis nepanašus į Funko Popą. Pala. Gal reikėtų padaryti video su... Aš big braininu. Todėl, nes jeigu aš padaryčiau video su Funko Popais, kurie neatrodo kaip Funko Popai, būtų labai kietai. Turbūt padarysiu. Kitas bus Hermanas. Jis toks fainas robotukas. Jis turi per daug detalių. Tai žiauriai daug detalių. Ir labai kietai. Jeigu girdisi mano mamos balsas, tai jinai mytė turbūt. Ir jis toks robotinis, nes jis yra robotas. Gerai, jis irgi su platforma, bet dabar netrauksiu. Gerai. Jis mojuoja, jis irgi mojuoja. Jie gali daryti 5. Gerai, ir dabar bus iš Beetlejuice smėlio kirminas, bet jis man labiau gyvatė. Ir dar jis eina su paveiksliuku. Man patinka, kad iš šitos gyvatės lenda kita galva ir iš tos galvos lenda tada liežuvis jau. Bet tai čia žiauriai unikalus kaip, nežinau kaip, labai unikaliai atrodo. Tai turi čia. Turi akį raudoną, tada geltoną akį. Čia turbūt maždaug yra
Funko Popas su pusė dar Funko Popo. Arba tiesiog 2 Funko Popo. Bet čia vienas. Tai va. Ir jis dryžuotas, tai kaip iliuzija atrodo. Aš manau, kad jį filmavo per Beetlejuice, turbūt filmavo, kad žmonės bėgo ir tada nufilmavo plus dar, kad iš plastilino padarė šitą gyvatę ir filmavo, kaip jinai ten visai raitosi ten, gaudo tas žmonės ir po to pridėjo. Ir tada žmonės, kai jie bėgo nuo nieko, filmavo ir pridėjo ten ir gavos, kad bėga žmonės nuo gyvatės. Turbūt nieko nesuprato, ką pasakiau, nes būna dažniausiai, ką aiškina, nieko nieks nesupranta. Ir va, mano mėgstamiausias maistas yra ledai ir čia iš Hello Kitty cinamarolas kaip ledai, pasivertęs į ledus. Ir čia yra vienas dalykas, kodėl jūs turit ištraukti Funko Popus iš dėžių. Jeigu žiūri kažkoks žmogus, kuris kolekcionuoja Funko Popus ne dėžutėse, tai va, kodėl reikia kolekcionuoti dėžutėse, bet kad juos ištrauktum. Va, žiūrėkit. Nusiema šitas ir gali tiesiog laikyti, va taip va, arba taip va. Ir dar gali žaisti parduotuvėje, kai nusipirki. Yra Hello Kitty, yra toks pingvinas, yra dar kažkoks velnias katė. Aš nežinau tų vardų. Ir tada dar yra zuikis rožinis. Ai, ir dar šitas eina su paveiksliuku, va čia gal. Nelabai matos turbūt. Nu gerai. Tai ir dar, tipo gali žaisti parduotuvėje, tiek daug nusipirki Funko Popų ir visus taip sudedi ir po to su vaikai žaidi, užsisako ir duodi tipo taip. Čia turbūt tikrai kažką žaistų. Ir dabar pala. Ai, Rygos Funko Popas, Coca-Cola meškinas. Va. Čia jis iš reklamų, tai va čia kaip reklama atrodė. Gaila, kad nematęs tos reklamos. Šitas meškinas man biški pala. Ai, nekvepia, biški. Atrodė, kad kvepia ir va. Jis čia, taip, kad čia atrodo kaip toks slidi balta spalva, čia neslidi balta. Tai jis eina su Coca-Cola va čia, tada meškinu va čia, meškinuku ir pats jis. Ir man nepatinka, kai aš tai padarau. Tiesiog žiūri sielą, žiūri sielą ir man jis turi uodegytę čia, tai turbūt viskas. Jo, viskas. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edramblys arba Emilis Repšys. Viso gero.